Gerai, atsiprašau, kad išgirdot, nors jūs jų nežinot. Bet jūs žinote Gytę ir Rytį. Nekreipkite dėmesio, ką jie ten daro, jie, manau, nežinau, ką daro. Tai jūs nepažįstat Lauryno ir jeigu matėte, tai jūs ir jo nepažįstat, nes jisai buvo oficialiai, buvo 6 nariai. Jisai nieko nedarė ir labai blogai buvo. Nes jis prieš šitą mes turėjom tiesiog filmuoti. Jis labai bijojo, todėl jis niekada sakė nieko nedarys. Todėl oficialiai mes jį turėjom išmesti. Dar turėjom išmesti tokią mergaitę. Ne, aš nesakau, nes mergaitė kažkaip blogai. Ne, dėl to jis irgi bijo nieko daryti, viską daryti, bijo padaryti kažką. Ir būtų keista, jeigu būtų tiek berniukų ir mergaitė viena ir jinai nerodo veido. Ir dabar man reikia jūsų žmonių, kad man padėtumėt nuspręsti, ką man pasilikti. Nes jau išmetėm 2 žmonės iš 6. Jo, čia pirkė, aš laikau savanorių, tai negaliu. Man reikia, kad jūs nuspręstumėt, ką išmesti. Nes Lauryną, kur jūs dar nematėt, bet jeigu aš jį pamatysiu, aš jį parodysiu, gerai? Ar mūsų gerą draugą Gytę. Tai, kai pamatysit šitą video, rašykite komentarus, pasakykit, kas daugiau gaus vautų, kas gaus mažiau vautų, pasakykit Gytės arba Laurynas. Kuris gaus mažiau vautų, tas oficialiai bus išmestas ir gal kartais matysite į mūsų video. Čia buvo PVD, ačiū kad žiūrėt, nepamirškit prenumeruoti, parašyti komentarus, palaikint, ačiū kad žiūrėt, čia buvo PVD.